Paryžiaus komunos gatvės istorija prasidėjo 1970 metais, kuomet ji ir buvo nutiesta. Tačiau šį savo trumpą reportažą mes skirsime kitai istorijai, kuri nors ir prasidėjo neseniai, bet jau gerokai užsitęsė. Šios daugiau kaip kilometro ilgio gatvės jungiančios vienas pagrindinių arterijų, tai yra Šilutės plentą ir Taikos prospektą, kapitalinio remonto projektavimas prasidėjo dar 2022 metų pavasarį. Ir jau tada šis ilgai lauktų darbų planavimas strigo. Tad tuo metu numatytas terminas užbaigti šios gatvės remontą iki 2025 metų gegužės 5 dienos matyt buvo palaidotas po šūsnimi naujų dokumentų. Tačiau šiandien darbai tęsiasi ir įgauna naują pagreitį. O jeigu jūs ir neprasukote pro šią gatvę, nuo tada, kai 2024 metų vasarą čia prasidėjo remonto darbai, vien todėl, jog eismas čia stipriai apribotas ir iš esmės vyksta tik viena kelio pusė, iš Šilutės plento link Taikos prospekto, tai jums labai pasisekė. Ir kol laukite šviežiai iškloto asfalto, abiejose gatvės pusėse įrengtų naujų 2,5 metro pločio šaligatvių ar dar platesnio raudono asfalto dviračių tako, tai Paryžiuje vykusio sukilimo garbiai pavadintoje gatvėje apsilankėme mes. Ir užfiksuotais vaizdais skubame pasidalinti su jumis. Nors pradinė darbų pabaigos data buvo numatyta 2026 metų Liepos mėnesį, Klaipėdos valdžia tikisi, kad projektas bus užbaigtas jau šiemet. Šiuo metu jau atlikti kelio sankasos įrengimo darbai, paklotas pirmas asfalto sluoksnis, o mūsų neprofesionaliam žvilgsniui kelio atkarpose ir antrasis sluoksnis. Įrengti inžineriniai tinklai, bei iš dalies įrengti pėsčiųjų takai. Na, o viena iš svarbiausių naujovių, kurią atneš šis remontas, tai jog siekiant pagerinti eismo sklandumą ir saugumą, Paryžiaus komunos gatvėje atsiranda žiedinė sankryža. Jie sankirta su Malūno tvenkinio gatvėm. Tad šiuo metu vykstant vienai svarbiausių miesto infrastruktūros atnaujinimo iniciatyvų, kurios bendra darbų vertė siekia maždaug 2,5 milijonų eurų. Mes tikimės, jog pagal galimybės jūs apvažiuosite šį kelio ruožą, rinkdamiesi alternatyvius kelius ir taip išvengdami papildomų sunkumų sutaupysite laiko, kurį skirsite mūsų kanalo palaikymui, savo patiktukais ir komentarais. Iki kitų kartų.